Su rapsais praktiškai jau einame į pabaigą. Paskutiniai rapsai važiuoja iš ūkininkų aruodų ir laukų pas mus į aikštelę. Kviečiai įpusėjo kūlimas. Tai Jurbarko aikštelė dirba šiais metais pilnu pajėgumu. Labai laukiame jūsų atvykstant. Šiai dienai pasikalbinsime keletą ūkininkų, kurie renkasi mūsų Jurbarko aikštelę ir mielų norų važiuoja čia pas mus prisiduoti savo derliaus. Kaip, Vyti, tau šiemet sezonas? Nu, kaip sezonas, negalima sakyti, kad blogas. Užaugo viskas, tik tai yra oras blogas ir sunku pasimti. Nu jo, matai, kad šiemet turim tas oro sąlygas nebaisiai ypatingai geras. Nu bet ką, manau, kad viską pabaigsim. Šią savaitę turim geresnį tą orą, manau, viskas bus puikiai. Rapsas matau, kad pas mūsų važiavo. Kaip tau su rapsu šiemet sekėsi? Su rapsu viskas normaliai. 4 tonus išgavai čia. Wow. Aiškiai šiemet. Mūsų sieklos visos buvo pas jūs, tai žodžiu labai gerai. O kaip tau pati aikštelė, kaip tau patinka čia? Mums labai gerai, čia mes šalia Jurbarko ūkininkaujam, tai čia labai patogu susivešti. Supratau, labai gerai. Eilių turim šiek tiek biškį, bet manau, merginos čia puikiai dirba, puikiai juda, viskas gerai. Puikiai dirba, mums su rapsu čia pasisekė labai greitai. Labai gerai, džiaugiuosi, kad pas mus veži. Dabar dar nutarsim, ką su kviečiais darysim ir tada matysim, kas toliau čia pas mus. Jau draugaujam ne vienus metus su Skandagrai. Vytai, kaip tavo šiemet kviečiai? Kviečiai irgi byra neblogai, bet kaip kokybė. Jo. Kas? Orai sugadina kokybė. Ko trūksta? Glitimas, saikas, ko daugiau? Glitimų daugiausia. Supratau. O baltymai, šiemet baltymai tai... Baltymai neblogai, bet lietus padarė savo. Supratau. Nu, Benai, sveikas, tave matyti labai smagu Jurbarke, iš Šakių į Jurbarką. Kaip tu čia pas mus? Nu, malonu į Jurbarką atvykti, naujas punktas priėmimų, viską. Tai va, geras aptarnavimas. Nu, fainai, nu. Ar ilgai stovėjai šiandien eiliai? Teisybę sakyk. Sakyk teisybę. Valandą su iš. Nu va, tai šiek tiek biškį teko pastovėti. Tenka pastovėti. Kiek planuoji dar vežti mum į Jurbarką kviečių? Aš ten vežu rapsą dabar. Viso kokie 80 tonų suvešiu. O kviečiai, ką kviečiai tavo? Atvažiuosi į Jurbarką čia pas mus? Atvažiuos, tikriausiai, kad atvažiuos. Kaip šiemet tavo derlius kviečių? Kaip tu galvoji? Nu, normalus turėtų būti derlius, nesakysim, kad bus ten dideli stebuklai, bet kokybė turėtų būti antra, pirma gal pasė. Bet jau kažką bandėjai vežti, darysi kažkokią? Ne, tik tai analizės pasidarėm, tai va, apie tai. Turi antrą klasę, ne? Antrą klasę, tai tikrai. Labadiena, Laura. Labadiena. Kaip jums sekasi? Visai neblogai. Javapjūtė jau įpusėjus ar į pabaigą, ar dar tik pradžia? Praktiškai pradžios pradžia. Rapsai jau nukulti? Rapsai nukulti, pristatyti Jurbarko elevatorių, dabar jau vežam kviečius. Ir ūkis jūsų? Ūkis mūsų nemažas, yra šeimos ūkis, brolis, tėtis, mano pačios yra. Tikrai nemažas. O pati ir atvairavo šitą traktorių? Atvairavau, tėtis nupirko. Labai smagu. O sakykit, kodėl jūs būtent pasirinkot šitą Jurbarko aikštelę grūdų? Mums tinka jos vieta, mums tinka kaina, mes perkam iš Skandagros trąšas, chemiją perkam ir va dabar vežam grūdus. Abipusis bendradarbiavimas. Taip. O kaip pats darbas, laboratorijoje viskas greit? Kaip jums neturit Palyginus tikrai greitai, labai greitas išpylimas, greitas pasvėrimas, greita analizė, neužgaištam tikrai kaip yra kitos elevatorius. Supratau. O ūkis jūsų pats nuo čia labai toli ar? Ne, mes esam nutolę kokią nuo 10 iki 15 km, žiūrint ar vežam iš laukų, ar vežam iš vietos. O pernai, girdėjot, kad pernai mes atsidarėm, ar vežėte? Pernai buvom patys pirmieji, man atrodo, vieni iš pirmesnių, kurie pradėjom šičia vežti.